Labą dieną visiems. Pamiršau jungti mikrofoną, todėl kelias minutės įrašysiu balsą ant viršaus. Šiandien važiuosim į Moto Road susitikimą Kaune. Kelias nemenkas, bet bus smagu, todėl manau, kad bus verta. Plius visi sakė, kad puikus oras, tai lekiam. Pirmiausia, sustosim užsipilti degalų. Kaip ir minėjau, oras tikrai puikus. Truputį drėgna, bet nieko baisaus. Nusivalom kamerą ir galim važiuoti toliau. Čia turbūt iš to debesies ir gavau lietaus. Gerai, kad jis jau nuplaukė. Dabar jau nedrėgna, o tikrai šlapia. Bet mūsų niekas nesustabdys. Net šis lietus, kuris atrodo, kad lyg iš giedro dangaus. 3 kartus jau sulijau, bet nuotaikos nesugadino. Pasimojuojam savo. Važiuojant ne autostrada galima pamatyti štai tokių gražių vaizdų. Pagaliau pasiekiau Kauną ir šis kelias labai gražus. O, koks balionamis. Atvykom į susitikimo vietą, o čia motociklų daugiau nei tikėjausi. Bandom nuvažiuoti į patį galą, gal pavyks dar papulti į fotosesiją. Jau pabėgai? Greičiau važiavau. Pavariau šok, viskas jau kadre. Ačiū labai. Nemažai susirinko. Per chatą Moto Road, sako, 15 žmonių susirinks. Jau čia po 5 eilę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beveik 9. Iš 40 žmonių. Daug. Čia visiškai kelią užėmėm. Dabar reikia atsargiai neprisižaisti. Satiek motociklo aplinkai. Nežinau, ką reiškia tos rankas, bet
lendam po vieną. Bandysim aplenkt kamščius. Ačiū, kas praleidžiat. Dar taip nesuvažiavęs. Atsargiai, atsargiai. Jau! Tarp dviejų fūrų, kaip smagiai. Kaip gerai, kad taip galim pravažiuoti, nes čia būtumėm ilgai ir nuobodžiai stovėję. Saulė leidžiasi, man dar grįžti reikės iš Šiaulius. Nieka čia smagiau dabar negu Šiauliuose. Nežinau, visą fotosesiją smagu, daug žmonių. Gal ir miške ten bus smagu, bet man atrodo, kad čia smagiausia vieta. Labas. Tarp fūrų gerai skamba. Ačiū, jis pasitraukia. Ką, važiuojam? Jūs tik pažiūrėkit. Gerai. Išsirikiavom šiaip ne taip. Dar čia mūsų kiek. Dėl tokio vakaro verta ir baudą gauti. Kaip gražu. Atvažiavom jaučiu. Norėčiau ir aš išmokti kelti, iš tikrųjų žinau, kad šitas mocas ypatingai lengvai kyla. Nu, bet blemba. Taip baisu sudaužyti, kažką blogo padaryti. Tas šakės sulankstyti ir panašiai, nu, belia kiek niuansų gali atsitikti. Nežinau, gal kitą sezoną. Nu ką, vakarėlis baigtas. Džiazas nustojo groti. Super Motoroad komanda puikiai suorganizavo visas fotosesijas, visą pasirodymą. Labai patiko, kad ir ta kelionė į Kauną buvo 3 kartus ilgiau. Grįžtant panašu, kad nesulysiu, nors ir grįžę be 11:30 tik tais namo. Bet labai patiko. Dar kartą šaunuoliai Motoroadai, ačiū. Tai jaučiu ką, čia ir baigsiu tą vlogą. Kelionė namo vis tiek bus nuobodi. Tai ką, čia ir atsisveikinam. Viso gero ir iki kito.